Sveiki! Šiandien noriu pakalbėti apie kai ką išties ypatingo. Odana sašty. Tai labai sena vaišnavų tradicija, visa susijusi su pirmoju derliumi. Ir patikėkite, už paprasto ryžių grūdo čia slypi neįtikėtina gili prasmė. Tad nerkime giliau. Gerai, pradėkime nuo klausimo, kuris yra, sakyčiau, viso šito reikalo esmė. Kodėlgi būtent pirmasis derlius yra toks svarbus? Pagalvokime, juk senovės kultūrose nuo jos sėkmės priklausė viskas, ar metai bus sotus ar ne. Būtent atsakymas į šį klausimą ir padeda mums suprasti, kas iš tikrųjų yra Odana šešdy. Tad, pirmas dalykas, kas tai per šventę? Visų pirma, tai tikrai nėra kažkokia nauja tradicija. Jos šaknis siekia gilę senovę. Šventė vyksta pagal mėnulios kalendorių, margašyršo mėnesį, 6 dieną. Mūsų kalendoriuje tai dažniausiai išeina gruodžio pradžia. Pats tas metas, kai jau jaučiasi artėjanti žiema. Svarbus metų laikų virsmas, tiesa? O pats pavadinimas, žinote, jis iš tiesų viską ir pasako. Išvertus iš sanskrito, Odana reiškia virtus ryžius, o šasti tai tiesiog 6 diena. Taigi viską sudėjus gauname 6 virtų ryžių diena. Viskas aišku, pavadinimas tiesiogiai susijęs su derliumi. Gerai, o dabar pakalbėkime apie du pačius svarbiausius dalykus šioje šventėje – apie ryžius ir šiltus rūbus. Taigi šventėje viskas sukasi apie dvi pagrindinės aukas. Viena vertus tai yra dėkingumas už derlių, už gausą, pati pirmoji, pati geriausia naujų ryžių dalis atidedama viešpačiui Krišnai. O kita vertus tai meilės ir rūpesčių išraiška. Juk artėja žiema, darosi šalta, tad dievybei dovanojami šilti drabužiai. Pagalvokite, koks gražus derinys ir padėka už maistą ir tuo pačiu globa. Ir žinote, tai nėra tik kažkokia sena istorija iš knygų. Garsiojoje Sri Džaganatha Puri šventykloje, tai viena svarbiausių vaišnavų vietų pasaulyje, būtent ši diena ir yra oficiali viešpačio Džaganathos žiemos sezono pradžia. Tradicija ten yra absoliučiai gyva ir, tiesiog apčiuopiama. Gerai, bet kaip visą tai atrodo praktiškai? Kokie yra patys ritualai? Pats ritualas, tiesą sakant, yra nuostabus savo paprastumu. Pirmas žingsnis iš tų naujų šviežių ryžių paruošiamas ypatingas saldus patiekalas. Jis vadinasi pranaji odana. Antras žingsnis – šis maistas su didelė meile aukojamas dievybei. Toliau trečias žingsnis – dievybė aprengiama naujais šiltais žieminiais rūbais. Ir galiausiai ketvirtas žingsnis, kuris, manau, yra vienas svarbiausių, tas palaimintas maistas prasidam, išdalinamas visiems aplinkui, šeimai, draugams, bendruomeniai. Tai yra tikras bendrystės ir dalinimosi džiaugsmas. Bet žinoma, už visų šių veiksmų slypi kur kas daugiau, kokiagi yra dvasinė viso to prasme. Štai šiai citata, manau, geriausiai viską nusako. Esmė yra ne tai, kiek duodama, svarbiausia yra paprastumas ir nuoširdumas. Intencija, meilės išraiška. Būtent tai, pasak tradicijos, ir yra tikroji dovana, kuri labiausiai džiugina Krišną. Taigi, jei pabandytume viską apibendrinti, kokie būtų pagrindiniai principai? Pirma, tai pripažinimas, kad visko, ko gauname, tikrasis savininkas yra viešpats. Antra, atiduodant jam pačią pirmą ir geriausią dalį išreiškiama meilė ir dėkingumas. Tai iš esmės yra didelė padėkos šventė už viską. Ir žinoma, tai parodo, kad mums rūpi, kad reikia pasirūpinti viešpačiu artėjant žiemai. Ir visa tai vedo mus prie vieno labai svarbaus amžino priminimo. Galų gale, Odana sašty yra tiesiog nuostabus priminimas apie dėkingumą. Apie tai, kad pačią pirmą ir pačią geriausią dalį visko, ką gauname, ar tai būtų derlius laukuose, ar sėkmė darbe, ar koks nors talentas, verta su dėkingumu atiduoti atgal. Tai principas, kuris, manau, yra universalus ir peržengia bet kokias kultūros ribas. Ir pabaigai norisi palikti vieną klausimą apmąstymui. Kaip mes šiandien galime išreikšti dėkingumą už tai, ką gauname? Nebūtinai kalbant apie derlių. Galbūt per savo laiką, per savo energiją, per pasiekimus. Kokia yra ta pirmoji ir geriausia dalis, kurią galim atiduoti? Manau, apie tai tikrai verta pagalvoti.